Romėniškas betonas ar modernus betonas? Kuris geresnis? Sveiki inžinerijos entuziastai! Šiandien atskleisime paslaptį, kuri glumina daugelį. Ar romėniškas betonas tikrai geresnis už modernų betoną? Visur matome įspūdingas Romos imperijos griuvėsius – amfiteatrus, akvedukus, šventiklas ir didingąjį Panteoną su jo monumentalia kupolu, kurie visi drąsiai atlaikė laiko išbandymus. Matant tokį ilgamžiškumą, natūraliai kyla klausimas – kaip šios struktūros pastatytos beveik prieš 2000 metų vis dar stovi, o kai kurie šiuolaikiniai pastatai atrodo tarnaujantys gerokai trumpiau. Šis pastebėjimas verčia daugelį teigti, kad romėnų betonas kažkaip pranoksta mūsų naudojimą. Tačiau ar toks palyginimas yra teisingas ir techniškai tikslus? Pažvelkime, kas daro kiekvieną iš šių medžiagų tokią unikalią ir kuri jų išsiskiria skirtingais aspektais. Norėdami suprasti šį klausimą, pirmiausia turime apibrėžti, kas iš esmės yra betonas. Betonas yra kompozitinė medžiaga padaminta iš rišiklio, mūsų atveju cemento, kuris sujungia užpildus, tokius kaip smėlis ir skalda, pridedant vandens. Magija įvyksta tada, kai rišiklis reaguoja su vandeniu, susidaro pasta, kuris sukietėja ir suklijuoja užpildus, sukurdama tvirtą ir atsparią masę. Bet kaip romėnai sugebėjo tai padaryti šimtmečiais anksčiau nei mūsų šiuolaikinio Figinerija? Romėnų betonas, žinomas kaip opus cementitium, nenaudojo tokio rišiklio ar cemento, kokį mes žinome šiandien. Jų rišiklis buvo ypatingas negesintų kalkių ir krucialė vulkaninės medžiagos gausiai randamos Pozzuoli regione netoli Neapolio, vadinamos vulkaninėmis pelenais arba dažniau pucolana. Be to, jie naudojo užpildus, tokius kaip vulkaninės uolienos, o ypač jūrų statiniams mišinys buvo gaminamas su jūros vandeniu. Didelis skirtumas slypėjo cheminėse reakcijose, vykstančiose, kai kalkės ir pucolana buvo sumaišomos su vandeniu, o pakrančių ir jūrų statinių atveju su sūriu vandeniu. Jos sudarydavo ypatingą hidratuoto kalcio ir aliuminio silikato rūšį, kurią tyrėjai vadina cash geliu arba kalcio aliuminio silikato hidratu. Ši reakcija nebuvo tokia greita kaip šiuolaikinio cemento. Tai buvo lėtas ir laipsniškas procesas, kuris galėjo užtrukti metus, kol visiškai užsibaigdavo. Išskirtinis romėniško betono patvarumas, ypač agresyvioje aplinkoje, tokioje kaip jūra, kyla būtent iš šios unikalios chemijos. Jūros vanduo užuot ardęs betoną dalyvavo reakcijoje. Sulfatai esantys jūros vandenyje reaguodavo su aliuminiu iš pucolano, sudarydami tokius mineralus kaip tobermoritą ir kalcio chloro aluminatą. Šie mineralai užpildydavo betono poras, todėl jis tapdavo tankesnis ir atsparesnis korozinių medžiagų prasiskverbimui laikui bėgant. Be to, ši sudėtis suteikė romėniškam betonui įspūdingą savaiminio užsigydymo gebėjimą. Mažos įtrūkimai atsirandantis laikui bėgant galėjo būti užgydyti nuolatinę kalkių reakciją su vandeniu ir pucolana, susidarant naujiems kristalams, kurie uždarydavo šias plyšius. Tai reiškia, kad laikui bėgant tam tikromis sąlygomis romėniškas betonas tapdavo dar stipresnis ir nepralaidus vandeniui. Bet ar šis stebuklingas betonas neturėjo trūkumų? Nepaisant neįtikėtino ilgaamžiškumo ir atsparumo jūrinėje aplinkoje, romėniškas betonas turėjo tam tikrų apribojimų. Jo gniuždomasis stipris, nors ir buvo gana geras, paprastai nepasiekdavo šiuolaikinio aukštos kokybės betono lygio. Ir kas svarbiausia, jo tempiamasis stipris buvo labai mažas, kaip ir bet kurios keraminės medžiagos. Tai reiškia, kad jis puikiai atlaikydavo gniuždymo apkrovas kupoluose ir arkose, bet nebuvo tinkamas atlaikyti jėgas, kurios jį temptų ar lenktų. Dėl šios priežasties romėnų statiniai dažniausiai buvo masyvūs ir labai priklausė nuo pačios konstrukcijos formos, kad paskirstytų apkrovas. Be to, kietėjimo procesas buvo itin lėtas, todėl jis netiktų šiuolaikiniam sparčiam statybos tempui. O kuo ypatingas mūsų betonas, kad jis tapo labiausiai pasaulyje naudojama statybinė medžiaga? Šiuolaikinis betonas, kuris iš esmės pakeitė statybų pramonę, daugiausia pagrįstas Portlando cementu, kurį XIX amžiuje išrado Josefas Asbdinas.
Portlando cementas gaminamas malant klinkerį. Tai kalkakmenio ir molio mišinys išdegtas aukštoje temperatūroje. Pridėjus gipso ir sumaišius Portlando cementą su vandeniu, vyksta hidratacijos reakcija, kurios metu susidaro hidratuoti kalcio silikatai ir kalcio hidroksidas. Ši reakcija yra greita ir efektyvi, todėl betonas pasiekia savo projektinį stiprumą per kelias savaites, o ne per metus. Užpildai, tokie kaip smėlis, skaldos ir vanduo, užbaigia mišinį. Šiandien taip pat naudojame platų cheminių priedų asortimentą, kad pagerintumėm įvairias savybės. Superplastifikatorius, kad betonas taptų skystesnis, greitintuvus arba lėtintuvus, kad būtų galima kontroliuoti kietėjimo laiką, oro įmaišymo priedus, kad pagerintumėm atsparumą užšalimui ir atitirpimui ir daugelį kitų. Didžiausias šiuolaikinio betono privalumas slypi jo universalume ir dideliame atsparume gniuždymui, kuris gali būti gerokai didesnis nei romėniško betono. Tačiau tikrasis lūžis buvo gelžbetonio išradimas. Įterpus plieną į betoną, pavyko įveikti jo mažą atsparumą tempimui. Plienas sugeria tempimo įtempius, o betonas gniuždymo, taip sukuriant hibridinę medžiagą, leidžiančią statyti daug lieknesnes konstrukcijas su dideliais tarpatramiais, kas būtų neįmanoma naudojant paprastą betoną. Portlando cemento ir šiuolaikinio betono gamybos standartizavimas taip pat leidžia griežtai kontroliuoti kokybę ir masinę gamybą, atitinkančią pasaulinius statybų poreikius. Tačiau šiuolaikinis betonas taip pat turi savo apribojimų. Be tinkamos apsaugos jis gali būti jautrus irimo procesams, pavyzdžiui, karbonatizacijai. Apie tai jau esu sukūręs vaizdo įrašą šiame kanale. Taip pat sulfatų ir chloridų poveikis, ypač jūriniuose aplinkose, kuris gali sukelti betono plėtimąsi ir įtrūkimus. Portlando cemento gamyba taip pat yra labai energijai imlus procesas ir didelis CO2 išmetėjas, o tai kelia aplinkosaugos iššūkių. Taigi, kuris iš jų iš tikrųjų yra geriausias? Atsakymas, kaip beveik visada inžinerijoje, priklauso nuo to, ko jums reikia. Kalbant apie ilgalaikį patvarumą agresyvioje aplinkoje, pavyzdžiui, jūrinėje aplinkoje, čia romėniškas betonas atrodo turintis pranašumą. Jo cheminė sudėtis, lėtas stabilų mineralų formavimasis, ypač naudojant pucolaną ir jūros vandenį, suteikia atsparumą ir savaiminio atsistatymo gebėjimą, kurį sunku atkartoti šiuolaikinėme betone be specialių priedų ir kruopštaus projektavimo. Dabar kalbant apie mechaninį stiprumą, pavyzdžiui, gniuždymą ir tempimą, šiuolaikinis betonas yra pranašesnis. Naudojant Portlando cementą ir svarbiausia plieninę armatūrą, jis pasiekia tiek gniuždymo, tiek, kas itin svarbu, tempimo stiprumą. Tai leidžia statyti lengvesnes ir efektyvesnes konstrukcijas pagal medžiagų sunaudojimą, išlaikant tą pačią apkrovos gebą ir kurti formas bei dydžius, apie kuriuos romėnai nė nesvajojo. Kai statybos greitis yra lemiamas veiksnys, šiuolaikinis betonas yra neprilygstamas. Greitas jo kietėjimas ir standartizavimas leidžia vykdyti didelio masto statybos projektus su trumpais terminais, kas yra būtina šiandieninėme pasaulyje. O romėnai tokios galimybės neturėjo. Laiko spaudimas dėl statybos grafiko. Kalbant apie pritaikymo universalumą, vėlgi šiuolaikinis betonas išsiskiria. Naudodami platų priedų asortimentą galime projektuoti betoną įvairiausiams reikmėms, nuo itin stipraus betono iki lengvo, savaime susitenkinančio ar turinčio specifines estetinės savybės. Kalbant apie poveikį aplinkai, Portlando cemento gamyba yra atsakinga už reikšmingą pasaulinių CO2 emisijų dalį. Nors romėnų gamybos mastas buvo nepalyginamai mažesnis, pucolanų naudojimas ir lėtesnis kietėjimo procesas daro romėnišką betoną potencialiai mažiau kenksmingą gamybos metu. Pagal tūrį, jei nepaisysime medžiagų gavimo logistikos, kai kuriais atvejais tvaresnių cementų, įskaitant cementus su pucolanomis, paieška tebėra aktyvi tyrimų sritis ir šiandien. Dabar kalbant apie kainą ir masinę gamybą, šiuolaikinis betonas yra globaliai optimizuotas sprendimas kainos ir masinės gamybos atžvilgių, atitinkantis neregėtą statybų paklausą. Romėnų medžiagos ir metodai buvo labiau lokalizuoti ir pritaikyti prie to, kas buvo prieinama konkrečiame regione. Požiūris, kad šiuolaikinis betonas žlunga, o romėniškas išlieka, dažnai ignoruoja kontekstą.
Išlikusios romėnų struktūros dažniausiai yra masyvūs monumentalūs statiniai, sukurti ilgaamžiškumui, dažnai sausose ir stabiliose aplinkose. Tos, kurios buvo jūrinėje aplinkoje, išliko dėl tos ypatingos cheminės sudėties. Be to, jos nebuvo suprojektuotos tokioms apkrovoms ar tokioms geometrinėms formoms, kokių reikalaujame šiandien. Šiuolaikinis betonas, kai jis gerai suprojektuotas, pagamintas ir tinkamai prižiūrimas, taip pat gali būti itin ilgaamžis. Tačiau dažnai jis susiduria su gerokai sudėtingesnėmis sąlygomis. Daug griežtesnės sąlygos, aukštesni eksploataciniai reikalavimai ir projektuojami trumpesni tarnavimo ciklai, ypač tokioje infrastruktūroje kaip tiltai ir keliai. Kai kurių šiuolaikinių konstrukcijų gedimai dažniau kyla dėl projektavimo, vykdymo klaidų, prastos medžiagų kokybės, priežiūros stokos ar perkrovos, o ne dėl pačios medžiagos trūkumų. Ar statybų sektoriaus ateitis sugrįš prie ankstesnių sprendimų? Tiesa ta, kad inžinieriai ir mokslininkai aktyviai tyrinėja romėnišką betoną. Tyrimai siekia geriau suprasti jo cheminę sudėtį, kad būtų galima sukurti naujus cemento ir betono tipus, kurie perimtų senovės romėnų ilgaamžiškumo ir tvarumo privalumus, tačiau atitiktų 21 amžiaus reikalaujamą aukštą našumą ir universalumą. Jei žiūrėjai iki šios vietos ir tau patiko šis vaizdo įrašas, nepamiršk užsiprenumeruoti. Jei dar neužsiprenumeravai, paspausk patinka ir įjunk pranešimų varpelį. Ir jei manai, kad mūsų turinys kažkuo įdomus, apsvarstyk galimybę tapti nariu, kad padėtų mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtum paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. O jei esi smalsus sužinoti daugiau apie kursus, kuriuos rekomenduojame šiame kanale, nuskenuok čia esantį QR kodą arba paspausk nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautum prieigą prie įvairių galimybių lavinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą tavo karjeroje. O tu, kuris iš šių dviejų betono tipų tau atrodo įdomesnis? Ar jau esi lankęsis kokioje nors romėnų statusinėje, kuris tave sužavėjo? Parašyk komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turi pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. Jei nori prisidėti prie mūsų, tiesiog paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarstyk galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Šilti linkėjimai ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.